Žemės ūkio akademijos istorija neatsiejama nuo Lietuvos istorijos, todėl jai būdingi visi dramatiški mūsų šalies posūkiai. Pirmosios aukštojo žemės ūkio mokslo užuomazgos susijusios su 1922 metais įkurtu Lietuvos universitetu. Žemės ūkio akademija buvo įsteigta 1924 metais, rugsėjo 3 dieną Dotnuvoje, pertvarkius Lietuvos universiteto agronomijos ir miškininkystės skyrių ir Dotnuvo žemės ūkio technikumą. Steigiamasis posėdis įvyko spalio 15 dieną. Ši diena laikoma akademijos įkūrimo data. Pirmoje prezidento Aleksandro Stulginskio paskirtoje profesorių taryboje buvo išrinktas ir pirmasis akademijos rektorius, profesorius Povilas Matulionis. Lietuvos universiteto rektorius Pranas Baučys, vyresniojo brolio, universiteto vardu, sveikino naujai atsiradusią sesutę akademiją, linkėdamas laimingai išaugti ir iškelti Lietuvos žemės ūkį. Tuomet Lietuvoje padėtis buvo labai sunki ir vyriausybė nedaug galėjo paremti naujai įsikūrusią aukštąją mokyklą. Bet nepaisant to, akademija augo ir tvirtėjo. Brendo nauja žemės ūkio mokslininkų karta. Tarpukario akademijoje 1924–1937 metais baigiamuosius egzaminus išlaikė ir diplominius darbus apgynė 125 absolventai. Deja, taikų darbą sutrikdė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir viena po kitos sovietų, vokiečių ir vėl sovietų okupacijos. Šito keliu iš Kauno Šiaulių link dardėjo patrankos, karinės mašinos. Kadangi čia nebuvo asfalto brukas, tai būdavo langai virpa nuo viso to. Girdėdavosi, kaip frontas Žemaitijoje dunda, o mes dainuodavom. Vienas skaudžiausių likimo smūgių – sovietinė okupacija kartu su lietuvių tautos genocidu. Daug profesorių ir dėstytojų buvo ištremti į Sibiro lagerius, iš kurių daugelis nebegrįžo. Nemaža jų dalis pasitraukė į vakarus. 1945 metais akademija perkeliama į Kauną, į buvusią Žemės ūkio ministeriją Kęstučio gatvėje. 1946 metų pradžioje jai perduodama dalis Noreikiškių tarybinio ūkio studentų gamybiniam mokymui. Galutinai Kaune akademija įsikūrė 1947 metais. Didėjant studentų skaičiui ir atidarius neakivaizdinį skyrių, patalpos esančios Kaune pasidarė ankštos, dėl to buvo problemų važiuojant studentus į mokomąjį ūkį Noreikiškėse. Todėl buvo nuspręsta pastatyti atskirą Lietuvos žemės ūkio akademijos miestelį Noreikiškėse. Naujų rūmų kertinis akmuo buvo padėtas 1957 m. spalio 15 dieną, o galutinai šį miestelį persikelta 1964 metais. 1969 metais buvo patvirtintas akademijos generalinio išplėtimo planas, kuris su daliniais pakeitimais įvykdytas 1989 metais. Miškų ūkio ministerija pastatė mokomosios girininkijos pastatą. Buvo pastatyti 9 bendrabučiai bei akademijos gyvenvietė, mokymo poligonas bei plėtėsi bandymų stotis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, akademija perėjo prie naujos studijų sistemos. Atsirado nauji kvalifikaciniai laipsniai – bakalauras, diplomuotas specialistas, magistras, naujos sąvokos, modulis, kreditas. Studijų ir mokslo pagrindu tapo fundamentiniai teoriniai dalykai. Lygiagrečiai fakultetų tarybų sprendimu organizuotos ir taikomosios studijos. Taip Lietuvos žemės ūkio akademija tapo universitetinio tipo aukštąja mokykla, plėtojančia mokslinius tyrimus ir ruošiančia plataus profilio, aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, sugebančius spręsti teorinius ir praktinius žemės ūkio šakų uždavinius. Įvykus įvairiems pertvarkymams 1996 m. spalio 8 dieną Lietuvos Seimo nutarimu Lietuvos žemės ūkio akademija pavadinama Lietuvos žemės ūkio universitetu. Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 28 dienos nutarimu Lietuvos žemės ūkio universitetas pavadintas Aleksandro Stulginskio universiteto vardu. Aleksandro Stulginskio universitetas 2019 m. sausio 1 dieną tapo Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija. Tad prabėgus beveik 100 metų Lietuvos universitetas ir akademija vėl pradėjo kurti istoriją kartu. Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija šiandien vieta, kur siejamos žinios apie gamtą ir technologijas, kad žengtume į saugesnę, švaresnę ir žalesnę ateitį. Čia tvarumo idėjų įkvėpta bendruomenė atranda galimybės gerinti pasaulį praktiškai, prasmingai ir inovatyviai.